tas, kuris tvirtai stovi ant kojų ir kuria savo gyvenimą. O tas žmogus, kuris kuria savo gyvenimą, jis niekada nebus vienišas, nes jis kuria, jis daro, jis juda. Bet tai va, tai būnat, pavyzdžiui, gali ten kurti ir... O mes vieniši vėl dabar man kilo tokia mintis, kad už mus viskas yra padaryta. Už mus viskas yra sugalvota. Išmoks, jeigu mes jūs nemokinsim, jeigu nemokins tas, kuris stovi aukščiau mūsų, kuris yra stipresnis. Jeigu jis galvos, kad visi žmonės durniai ir aš turiu padaryti už jos darbus visus, o jie tegul tik naudojasi tą, tai taip ir bus. Bet jeigu jis norės, kad tie žmonės būtų laisvi, tvirtai stovinčiai ant kojus, ir jeigu jie norės, kad jie būtų laimingi, tai jis tas, kuris jau tą daro, kuris yra stipresnis, aš tą sakau, graduoju, tų žmonės yra stipresni ir silpnesni, tas žmogus pakeltų tos, o nedarytų už jos ir jie vėl menkesnė ir menkesnė būtų, o jis nustotų už jos daryti, bet išmoktų jos patiems atsistoti ant kojų ir eiti. Nes pas mus visa šita visuomenė yra taip padaryta, iki šiol yra daroma, kad yra valdžia, kuria rūpinasi mumis. Taip, jis turi būti specialistas ir šalia to specialistų samdai tą specialistą, kad atliktų tam tikrą darbą. O tai tada būtų viskas gerai. Bet samdomas darbuotojas, samdomam darbuotojui galima pasakyti, tu daryk va šitą, o jis net negalvojant, jis tą daro, bet jis nesivysto visiškai. Čia užsienį, tai, pavyzdžiui, yra tose startupuose, tai ten taip daro. Pavyzdžiui, yra darbuotojai ir jie visi gauna akcijų. Nes aš dirbu firmoje, tenai daugiau visas šitas į priekį. Ir po to mes galvojam, kaip direktoriai sėdim ir galvojam, kodėl tie žmonės tokie durni, o ką mes padarom, kad jie būtų protingesni. Ką mes padarėm? Mes nuolat juos spaudžiam, mes nuolat jiem liepiam daryti tą, ką mums reikia. Ir ką mes daugiau padarėm? Todėl jie durni, jie nuolat prispausti ir nuolat daro tą, ką jiem liepta yra. Ir viskas. Jie savo iniciatyvos jokios, kad visi darbdaviai yra tokie, bet ne visi. Iš tikrųjų, tos firmos, kurie vystosi, iš tikrųjų, kurie gerai stovi ir ypač krizės metu, ten yra su darbuotojais viskas gerai. Ten komanda į žmonės, nes žmonės daro pinigą, ne pinigai daro žmonės, o žmonės daro pinigą, iš tikrųjų. Stato tiltų, stato namus, tai viskas nuo žmonių priklauso. Ir būtent kaip tu formuoji, o tas lyderis, direktorius, tai nuo jo priklauso, kokia tavo komanda bus. Ar jinai bus lūzerių krūva, kuriems reikia nuolat sakyti, kaip daryti ir jie dar blogai darys ir tu rėksi, ar jie bus mąstantys žmonės, bendradarbiai su tavim, kurie ateis ir galės tau pasipriešinti, tu irgi ne dievulis esi, tu gali suklysti, bet jis leisk jam pasipriešinti, dėl tavo klaidos paaiškinti jam, kodėl tu klysti. Ar kam patinka, ar daug yra tokių žmonių, kuriem patinka, kaip darbuotojas mokina direktorių. Jo, bet čia, pavyzdžiui, visi tokie dalykai irgi net ateina, pavyzdžiui, iš vaikystės.